Skyriai ir poskyriai. Skyriai ir poskyriai yra sąmatos struktūrizavimo elementai. Jie labai padeda sutvarkyti sąmatos struktūrą, kad lengviau būtų jai orientuotis, kaip sąmatos sudarytojai, taip ir, tarkim, užsakovai. Sąmatoje skyriai atrodo taip. Skyriaus pavadinimas, iš viso už skyrių su sumomis. Toliau eina atitinkamai antras skyrius, ir trečias ir ketvirtas ir taip toliau. Skyriai sąmatoje gali atsirasti iš tikrųjų keliais būdais. Pirmasis, pats paprasčiausias, paspaudus pagrindinėme Kaspino lapelyje mygtuką skyrių, įvedus pavadinimą, tarkim pirmas, atsiranda atitinkamai skyriaus pradžia, pabaiga ir čia mes galime įterpinėti darbus. Antras būdas skyrių įterpimo be abejo per patį įterpimo langą, tai yra tiesiai čia yra antras, į sąmatą, ir atitinkamai po to mes galim sudėti tenais įkainį. Mes taip atrodys. Trečias būdas paprastai naudojamas tada, kai sąmata tai yra sudaryta, tai yra darbai jau yra įkelti ir tik tai tada sugalvojama, kaip suskaidyti skyriais. Pavyzdžiui, mes turime du darbus, du įkainius, pažymėjus juos, perėjus į Kaspino lapelį skyriai po skyrį, mes galime paspausti mygtuką apimti. Įvedame pavadinimą. Tuomet šitie du įkainiai atitinkamai atsiduria skyriuje. Skyrius pradžia, pabaiga, sumas. Esamą skyrių mes galim norimoj vietoje padalinti į du skyrius. Arba du esamus skyrius, tiesiog pažymėjus kažkokį vieno pabaigą, kito pradžią, galime apjungti. Skyrių galime pašalinti. Tai yra darbai vėl atsiduria neskyriuje. Skyriaus parametrizavimas. Skyriui mes galime padaryti, įvesti parametrą, kiekį, tokiu būdu. Tarkim, manome, kad šitas darbas yra paskaičiuotas, tarkim, 17 kvadratų. Tuomet mes taip ir vedame. Atkreipkite dėmesį. Tada mes galim pakeisti skyriaus kiekį, atitinkamai persiskaičiuoja ir darbų kiekį. Parametrizavimą galime nuimti. Poskyriai. Tai iš esmės yra skyriai skyriuose. Su jais absoliučiai viskas analogiška, tai yra skirtumas tik tai toks, kad jie yra skyriuje. Pažymėjus įkainį, mes galime apimti jį poskyrį. Jau neberašome, kad yra skyrius, tiesiog pavadinimas, iš viso už poskyrį su sumom ir toliau dirbame.